grožio srities specialistės panikoje, na gal ne visai panikoje, bet vis tiek nustebusios, sunerimusios, nes kai kurios gavo laišką iš valstybinės mokesčių inspekcijos su priminimu, kad galimai tos pačios grožio specialistės nesusimokėjo pridėtinės vertės mokesčio, nes pirko paslaugą iš ES apmokestinamųjų vienetų, konkrečiu atveju iš Tritvelo. Tai ką daryti gavus tokį laišką? Pirmiausia, pasižiūrėti iš tiesų, kieno paslaugomis buvo naudotasi ir ar buvo sumokėtas lietuviškas pridėtinės vertės mokestis. Jeigu sąskaitos siuntėjas yra tikrai ne Lietuvos įmonė su nelietuvišku PVM, tai atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju arba SVS dalyvių Lietuvoje. Tai reiškia netikrų PVM mokėtojų, taip vadinamų. Tai reikia susižiūrėti pirmiausia, kokias sąskaitas gaunate ir jeigu tikrai gaunate sąskaitas iš ES registruoto arba net ne ES, kad tai svarbu, kad tai apmokestinamasis vienetas, įmonė arba veikla vykdantis, atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtojų arba vėl kartoju netikruoju PVM mokėtojų SVS dalyvių Lietuvoje. O konkrečiu atveju, jeigu gavote tokį laišką iš valstybinės mokesčių inspekcijos, kad yra prievolė už 2023-2024 metus susimokėti pridėtinės vertės mokestį, tai pirmiausia atsiverskite tuos dokumentus ir viską susižiūrėkite. Jeigu lietuviškas PVM buvo sumokėtas, tai tiesiog informuokite valstybinę mokesčių inspekciją, prisekite dokumentus ir viskas bus gerai. O jeigu ne, tai teks atbulinę datą teikti FR 0608 už tuos laikotarpius, susimokėti PVM, na ir delspinigius tikėtina. Tai būkite atidžios, ypatingai grožio srities specialistės ir specialistai, žinoma. Jeigu jau perkate paslaugą, tai žiūrėkite, iš ko ją perkate. Nėra čia tai baisu būti tuo netikruoju PVM mokėtoju, bet tiesiog tai, sakykime, naujas etapas ir dar vienas iššūkis, kuriuos kiekvienas smulkus verslininkas taip ima ir įveikia. Pelningo verslo.